Aš neatsimenu, kaip buvo, kai okupavo sovietinė kariuomenė mūsų valstybę. Po ultimatumo, kai jau pareikalavo neriboto kiekio kariuomenės įvest. Aš nebuvau gimus paprasčiausiai tada, bet gerai atsimenu jos išėjimą. Ir man atrodo, po daugelio metų, kad tai buvo vienas didžiųjų stebuklų, kuriuos pavyko padaryti. Išprašyti visą okupacinę kariuomenę taikiai išeiti. Tai, man atrodo, didelė ir dar neįvertinta mūsų diplomatijos pergalė. Mūsų politikų pergalė, nelabai patyrusių politikų naujokų. Kaip jie tą sugebėjo? Na tiesa, buvo referendumas šalyje. Ir už nepriklausomybę pasisakė didelis labai skaičius Lietuvoje žmonių, procentais nepasakysiu, buvo per 80. O Zarasų rajone per 76 procentus. Tai buvo labai daug, džiaugiamės. Ir taip žingsnis po žingsnių, kas ką gali, daro, padaro ir laisvė. O iš ko mes tada vadavomės? Jau jauniesiems mūsų gimusiems šitam šimtmetį yra turbūt labai sunku įsivaizduoti, kaip tada gyveno tarybinis žmogutis. Turėjom giminių, kai kurie Amerikoje ir būdavo, laišką parašo, ypatingų atvejų pavyksta teniems atvažiuoti ir pasikalbėti. Ir kokį anekdotą sakydavo, kokią nesąmonę. Kiekvienas darbininkas esą Amerikoje turi po automobilį. Eikit savo, sako, kaip darbininkas po automobilį. Mes automobilių laukdavom 10-mečiais. Vienu kitu 10-mečiu dar ne visada apsiribosi. Arba tau paskirs, pirmiausiai taip turi stotis į eilę, kurioj darbovietėj būtinai dirbti ir nepakeisti jos, nes kitaip tavo eilė, tavo ta paskyra visa pradings. Tu turi kantriai laukti, kantriai dirbti už menką algelę ir tada tau arba paskirs automobilį arba ne. Tai reiškia, arba suteiks tau teisę už tavo paties uždirbtus pinigus nusipirkti, arba ne. Kiek būsi lojalus, kiek būsi geras, kiek darysi visuomeninių darbų, kai kurių niekam nereikalingų, kiek susirinkimų atsėdės ir panašiai. Ir kiek būsi šiaip klusnus ir mokėsi šypsotis. Panašiai ir su butu. Dabar galima turbūt išgirsti mitą, neva už dabar labai brangus būstas, neįperkamas, kaip sunku jojoti. Bet kai tu iš vis negali įsigyti būsto, kaip tada ojojoja? Atseit už dyką duodavo, bet tu jau būni atidirbęs 15 metų, 20 metų toj pačioj vienoj vietoj. Tau sumoka menkutytę algą. Taigi tu visą laiką moki už tą butą, tai jau seniai išsipirkęs. O tas butukas, kuris tave džiugina, 2 kambarių, visai 3 asmenų šeimai, nes daugiau nepriklauso. Lygiai toks pat ir taip pat apstatytas, tokiam pat name kaip ir kitų, vis tiek džiaugies. Tu turi butą. Tarybiniai batai nepanešiojami. Jie genialus dirbinys. Vienu metu sugebėdavo ir trinti, ir spausti, ir klapsėti. Koja skauda vien prisiminus šitai, vien pagalvojus. Smulkmena, kita smulkmena. Drabužiai vienodi. Vieno modelio daug. Ir nepasirinksi. Jei tu esi smulkutis žmogutis, tavęs siunčia rinktis iš vaikiškų. O visa kita na matrioškų.
padaryta. Net ne žmogui, tai buvo tiesiog kažkur kažkam. Eini pro daržovių parduotuvę žiemą, o tau tenai tiesiog smirdi sugedusiom daržovėm. Niekas jų nuimdavo nelaiku, saugot, kai pakliūdavo. Mes valgėm nežinia ką ir nežinia kaip, o laukus tręšdavo dustų. Taip, nueini į kirpyklą, gali tau nepatiko kažkas, prašai kitaip, tave gali apriekti, kitą kartą nebepriimti. Užeini į parduotuvę, pardavėja tuo metu kalbasi su draugė telefonu, tu turi kantriai laukti, kol pabaigs, nes jeigu nutrauksi, tada ko čia atėjai, nežinai, nei tau nereikia, tada ir dings savo. Nueini pas valdininkę, jinai mesga, nes iš tiesų reikia kaip nors susiveikti tą drabužėlį, bent kiek padėvimą. Jinai savo mesga, tu jai sutrukdai, atitinkamai susirauks gal kažką ir pasižymės tavo reikalė. Gal tiesiog prašysi iš karto ateiti kitą kartą. Toks žmogus jis jautiesi menkas. Būna, kad kažko atveža, susidarė eilė, ko atvežė, niekas nežino. Nesvarbu, bet kažko duos. Kažko, ko šiaip negausi. Jei tau prireikia žirklių, gali pamiršti neradęs. Geriausia, kad negauni jokių. Tada geriausiai pamiršk, kad tau jų reikėjo. Slaugė Nabalytoje ligoninėje, tada čia visi keitėsi pavadinimai. Už menkutę algą dirbdama, aišku, galėjo apriekti ir chirurgą, ir ligoninės direktorių. Jos iš darbo taip lengvai neišmesi. Kas tau tokį sunkų darbą dirbs? Kur bus tų norinčių? Na ir šiaip per daug niekur nenorėt, per daug niekur nesikišk su savo idėjomis, su žmogau, tu geriau jas pasilik savo. Žmonės, kurios traukė, kurie gebėjo dirbti mokslinį darbą, norėjo jo, tiesiog paprastai stodavo į komunistų partiją tam, kad galėtų skaityti užsienio autorių, savo kolegų straipsnius, mokėsi kalbų, tai irgi buvo šiek tiek įtartina. Jei nori išvažiuoti į kokią konferenciją, tai ne komunistų neišleis, ypač į kapitalistinę šalį. Tai sakyt, kad prisitaikė, kad karjeristai, atsargiai sakyčiau. Be to mes nebūtume turėję sovietmečio jokios rimtos kultūros, o ją turėjom. Tai va, iš tokių niekučių mes su jumis ir vadavomės 88 viešpaties metais. Sąjūdis buvo kaip sprogimas, taip jau jį jautėm. Toks vulkanas mūsų žemėje ėmės ir išsiveržęs staiga. Na, ne visai staiga, ne visai. Buvo visą sovietmetį pulsavimo. Patikėsit, nepatikėsit, bet visą sovietmetį po tos atviros kovos, ginkluotos, sužlugdytos visiškai, ėjo kitos rovės, jos tekėjo. Vieną žinom geriau, kitą žinom prasčiau. Tos srovelės buvo viena Lietuvos laisvės lyga, kuri kalbėjo atvirai apie nepriklausomybę. Kai kurie atsidūrė Sibiruose dėl to. Žinom, katalikų bažnyčios kronika veikė tyliai, skelbė pasauliui, kas dedasi Lietuvoje. Žinom, prisimenam savo kultūrinį judėjimą, etnografiniai ansambliai, tautodailė, mūsų dailininkai tarptautinėse parodose, štai kad ir vitražistai. Mūsų dainų šventės, kurios visada jau sovietmečių, kiek tik aš atsimenu, pasibaigdavo kuo? Lietuva brangi.
Stebino kitas dalykas. Mes mažučiai tarybiniai žmogelyčiai, kokiais bandė mus verst, į kokius kailiukus mus grūdo. Atrodėm vienodi, gerokai vienodi, neišsišokti, visi žinojo. Žinojo, kada, kur ką galima, kam pasakyti, o ko negalima. Rūpinosi, kaip čia pasigerinti savo būtį beveik visiškai absurdiškomis sąlygomis. Ir štai staiga tie vakarykščiai mūsų siuvėjai, sukirpėjai, mūsų staliai, mūsų mokytojai, mūsų gydytojai, kuriuos matydavom visiškai kitokioje aplinkoje, toj kasdieniai, staiga jų akys dega, žmonių balsai visiškai kitokie, santykiai tarp žmonių vėl kitokie ir kokie žodžiai, kokie sakiniai, kaip jie gražiai kepdavo viens kitą atlapus. Prisimenu iki šiol Stankevičiaus ir Matulionio susidūrimus. Na, svarbiausia, ne kaip mes atrodėm, žinoma. Svarbiausia, kad kažkaip labai lengvai ir noriai mes suprasdavom, ką reikia tuo metu daryti, tą ir darėm. Klydom, gal ir klydom, be abejo, buvo tokių dalykų, tačiau kai ką padarėm labai labai gerai. Pirmas dalykas, kurį padarėm mes labai gerai, pašonėje Galvelienės režimo, visiškai dar stalinistinio, ne brežnevinio. Mes jį gražiai kūrėme sąjūdį, nors buvo pasakyta, tik jūs nekurkit sąjūdį, kai prašym leidimo. Buvo pasakyta, štai Bukanto gimtadienis rugpjūčio 11, bet to mes norim steigti ekologinį klubą Ąžuolas. Graži priedanga, negali prieštarauti, nes matote, jau Gorbačiovo laikais vadinamoji glasinas viešumas, jau tu gali kalbėti, jau tu gali parašyti, kokius dalykus dar čia Zarasuose tau ima ir atsako. Taigi atsakyti buvo negalima. Ir gražiausiai sausakimšoje salėje suorganizuotas kultūrininkų ir miškininkų, ko gero, susirinkimas, kuriame dalyvavo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Zigmas Vaišvila. Jis žaliasis, jis yra ekologijos. Tai ir susirinkome, įsteigėm Ąžuolo klubą. O tada pakyla Andriūnas, Jonas Andriūnas, mokytojas amžinatilis, ir savo eiseną tokią andriūnišką, įeina pakeliui dar į sceną, griausmingų balsų sako, tai ko mes čia susirinkom, sąjūdį kurkim, tai tiesiai sakyk. Na ir tada patrūko ir viskas buvo aišku. Paskui vaikščiojo Vitkevičius su didelė dėžė, tokia rinko auką sąjūdžių, nes reikėjo tas išlaidas, kurių vis tiek būna, atsiranda, kai pradedi ką nors daryti, vis tiek reikėjo turėti, padengti kuo. Antras mūsų geras darbas buvo pačios Galvelienės nuvertimas ir labai greitai. Tų pačių metų vėlų rudenį. Čia jau pirmus smuikų griežė tas pats Robertas Matulionis, buvęs saugumietis, toks komunistų partijos narys, mat žinojo, kaip tai reikia padaryti. Kadangi rajoninėje konferencijoje jau turėjo būti renkamas naujas partijos sekretorius, tai mūsų kažkaip buvo jau ir pikete aiškiai nurodyta, kas turėtų būti sekretoriai. Parašėm šalin Galvelienę, Papovą ir Karlą sekretoriais, ar į sekretorius. Nepartiniai mes šitaip stovėjom su tokiu plakatu, kitapus partkomo, kuris yra dabar, buvo Sėlių aikštėje, dabar ten atrodo teismas yra. Taip, o mes ten kitapus gatvės. Padaroma visą tai per komunistus. Komunistai
partijos nariai, turime galvoj, gal atskirkim nuo komunistų, atskirkim kompartijos narius. Kompartija valdė visą tą didelę Sovietų sąjungą. Kiekviena respublika dar turėjo savo tokį padalinį, Lietuvos komunistų partija, Latvijos komunistų partija ir kitų. O ir taip pat rajone buvo atitinkama struktūra, pirmasis sekretorius, antrasis sekretorius, jie ten buvo pasiskirstę pareigomis ir pirmoji sekretorė buvo ponia Galvelienė, lietuviška pavardė, bet lietuviškai nekalbėdavę žmogus. Susirinkimai vykdavo rusų kalba. Tai šitą žmogų, kuris nepatiko niekam, tas statytinis iš svetur, berods iš Baltarusijos, jeigu aš neklystu, tai pakeičiamas rinkimais, reikia turėti savo kandidatus, reikia tuos kandidatus gražiai pristatyti, įtikinti, kad dabar reikėtų balsuoti už tą ir tą, todėl ir todėl. Na ir taip ir buvo išrinkti pirmas sekretorius Petras Papovas, kurį vėliau zarasiškiai ilgai dar rinko į Seimą savo atstovų, ir Stasys Karla, antrasis sekretorius, tas jau paprastai užsiimdavo ir kultūros reikalais, jau daugiau dvasiniais, mažiau tiesioginiais, komunistiniais. Na ir ką, mūsų rajone tada palengvėjo gyvenimas lyginant su kitais rajonais. Mūsų nereikėjo labai daug mitingų, kokių ten piketų prie valdžios rūmų ir taip toliau. Valdžioje komunistų partija, savi žmonės platesnių pažiūrų, daug laisvesnių jau. Laikas kitas, jie taip pat supranta, kas vyksta ir mes puikiai susitarėm ten, kur reikia pakomanduoti iš viršaus, kokiam ar kolūkių pirmininkams, gamyklų vadovams. Mes viso labo išreiškiam tokį pageidavimą, paskambinę vienam ar kitam sekretoriui pagal reikalą ir paprašom pagalbos. Kaip ten žmonėms, kad ir dėl Baltijos kelio, užteko vienintelio skambučio ir Zarasai masiškai, kiek tik jie galėjo, suplūdo į Baltijos kelią. Kitaip tariant, jie turėjo galimybę. Tada atsimenu, pati paskambinau, nes tokios pareigos buvo, aš buvau atsakingoji sekretorė, tarybos nutarimų vykdytoja ir koordinatorė tarp rajonų ir grupių, tarp rajonų ir Respublikinio sąjūdžio. Tai žmonės jaudinas ten tokioj grupiai, turim balsų, ar išleis juos į Baltijos kelią, darbo diena buvo, ar turės jie kuo nuvažiuoti. Aš paskambinsiu, pasirūpinsiu, žinoma, kad turėtų. Ir puikiausiai. Ir lydi visą koloną priekyje pati ponia Lukauskienė, vykdomojo komiteto berocinai ten buvo. Ėjo atsakingas pareigas, dabar jau bijau, kad atmintis gali sumeluoti. Žodžiu, jinai globojo kultūrą. Ir jinai šalia policininkų gražiausiai veda visą koloną. 3 kilometrus mes turėjom, jaudinomės, kad iš tokio rajono labai nemažai. Visas Kaunas, lietuviškas miestas, turėjo 20 kilometrų užpildyti. Skaičiuojam proporcijas ir tautinės sudėtį, bet viskas buvo gerai. Na tai taip, visi laimingi. Tai va tas antras, pakeisti valdžią. Trečias dalykas, kuriuo mes galim didžiuotis, bet ne iki galo, su liūdesio šešėliu sakyčiau, mūsų darbas su tautinėmis mažumomis. Jau pirmom dienom kilo idėja tautinę giesmę išversti į rusų ir į lenkų kalbas, kad žmonės galėtų giedot savo gimtąją kalbą mūsų bendros valstybės himną. Tai vat kliuviniukai, nenoriukai buvo jau Vilniuje, jau ten abejonių radom. Paskui matom,
kad Lietuvos mastu daromos klaidos, kad nevažiuojama kalbėti su Šalčininkų žmonėmis, su Vilniaus rajonų žmonėmis, kad trūksta kaimynų mylėjimo. Laikas toks, kad privažiavę buvo žmonių, kurie net nesimokė lietuvių kalbos. Jiems prisakyta, kad čia yra viena Sovietų sąjunga. Valstybinė kalba beje buvo visur rusų. Lietuvių kalbą galima vartoti, šalia rusų kalbos, sąjunginių respublikų kalbos yra galimos. Bet va, jeigu bent vienas žmogus susirinkime pareikalaus kalbėti rusiškai, visi privalo kalbėti rusiškai. Valstybinės kalbos statuso neturėjimas negynė kalbos. Tačiau kalbininkai dirbo savo darbą. O dabar nesiplėsiu prie to, taigi grįžtame prie tautinio klausimo. Mat, žmonėm reikėjo paaiškinti, kas vyksta. Jiem reikia informacijos. Lietuvių kalba tos informacijos jie per daug nesupranta. Neturi kanalų, neturi ir įpročių žiūrėti, klausyti tam tikrų laidų. Iš kur jie gaudys? Jie gaudys tada iš centro, iš Rusijos, žiūrės kokia propaganda. Ir šitaip galima visiškai netyčia užsiauginti penktąją koloną. Tas pats su Lenkais, tas pats, jeigu Lenkai nori turėti užrašus ir savo gimtąją kalbą, tai kodėl tai reikėtų draust? Kodėl čia lietuvių kalba mūsų valstybinė turi būti tokia žiauri savo tautinė mažumom? Savo kaimynam, savo žmonėm. Man atrodo, mes čia tiesiog perlenkim lazdą Lietuvos mastu, tai taip ir atsitiko. O dar pagalvokim, kad jeigu kalbėsim apie mūsų rusus, ar jie sentikiai, ar jie vėliau atvažiavę jau sovietmečiu, jie augo nuo vaikystės kaip didžiosios tautos atstovai. Koks skausmas turi būti staiga savo namuose pasijus tautinę mažumą. Na taigi reikia to žmonės nuglostyti, paguost, paaiškinti ir įtikinti. Ir važiavom tada į Turmantą, prisimenu. Važiavo žmonės visi, kurie kalba rusiškai. Važiavo Tomas Volkovas, veteranų vainai į Trudą, vienas iš mūsų šaunuolių, kurio komunisto bilietas labai mums pravertė ankstyvuoju laiku. Negalima vienareikšmiškai sakyti, pasmerkti Lietuvos komunistų partiją. Kas tai buvo, čia jau šiek tiek sakiau. Padalinys. Antra, Lietuvos komunistų partija paskui kitas organizacijas išstojo, atsiskyrė nuo atitinkamų sovietinių organizacijų, kad ir Tautinis olimpinis komitetas vienas pirmųjų nuo sovietinio komiteto atsiskyrė ir kokį stebuklą padarė Barcelonoje. Atsimenat, iš niekur iškilo visa krepšinio komanda, nieks nežino tokios valstybėlės, jau ten sporte tai gerai, pačiagi komandinis sportas. Ir prašau, bronzos medaliai, nepriklausomų valstybių sandraugai ten nugalėję. Ar šito, ar kito olimpiadų neprisiminsiu, bet vis tiek labai gražu buvo. Aš užkliudžiau tą tautinį klausimą, kaip vieną iš mūsų pagalvojimo objektų. Atsargiai su kalbomis, su kitų tautų žmonėmis, juos reikia traukti į savo pusę, kuriuos galima. Kurie kelia įtarimų, atsargiau neplepėt, ko nereikia, irgi mokykitės iš mūsų praeities, neplepėt, ko nereikia. Ir nesiduokit supjudomi. Štai man šiuo metu už nugaros yra liudytoja Mykolo Sauko skulptūra. Aplink ją iš karto užvirė aistros. Kodėl? Daug kodėl. Jinai iš vis labai iškalbinga, sakyčiau. Pirmas dalykas, ką jinai liudija. Jis stovi šalia pastato, kurio rūsyje kalbamės mes. O šitam rūsyje prieš 80 metų buvo tarpinis punktas, surinkdavo čia
liaudės priešus, vienokius ar kitokius, būdavo ir vajai tokie, kad žmogų prie žmogaus statydavo, čia nebūdavo net kur atsisėst, atsigult, apie atsigulimą nėra kalbos, stati žmonės suvaryti. Dabar pasakysiu šokiruojantį dalyką, galėsit man sijoną padegti. Tai išveskit, nors į tualetą žmonės maldauja. A, darykit po savim. Dabar įsivaizduokim kvapus, įsivaizduokim žmonių pažeminimą, o vesdavo juos po vieną naktį tardyti antrąją aukštą. O mes tam Rūsy, kuris dabar nedrėgnas, kuris dabar puošnus ir kuriame yra ši vėliava. Tegu ji būna. Dar į sąjūdžio pamokėlę tokią. Aš jau taip noriu sugrįžti į pradžią kiek. Nes tai dalykas kartojas. Su liudytoja jis irgi susijęs. Kariuomenės istorijos bėgyje pasilpsta, jos gali būti nugalėtojos, paskui bus nugalėjamos. Fiziškai išmiršta tos kariuomenės, valstybė žlunga, imperija žlunga, kiek istorija rodo pavyzdžių. Kas išlieka, jeigu išlieka? Išlieka kultūra. Kultūra išlieka. Klasikinį pavyzdį pasakysiu, turbūt jums iš istorijos žinoma, tik nebūtinai gerai apgalvota. Gal ne visada viską iškart gali apgalvoti. Šumerų tauta, tarpupyje Mesopotamijoje gyvenus 4-3 tūkstantmetį prieš Kristų klestėjo jos civilizacija. Rašto išradėja, ratų išradėja ir daugeliu kitų dalykų išradėja. Tauta visiškai nedidukė, gyveno plote maždaug tokiam kaip Žemaitija. Ir kaip sakiau, išradimų jie ten 14 tikrai turi savų istorikų patvirtinta. Kas man gražiausia iš to, kad atėjo akadai, sukūrė savo imperiją toj žemėje. Ir užuot pažeminę mažą tautelę, jie iš jos mokėsi nykstančios kalbos, visiškai kitokios negu jų, tam, kad prieitų prie rašto, sudėtingo dantiraščio, susieto su jų kalba. O rašto jiems reikia taip pat, kad jie perimtų ir kultą, ir poeziją, techniką kūrimo. Ir kad perimtų jų panteoną, svarbiausia jų teisę. Hamurabio įstatymų žinom visi, tai jau akadų darbas, gali sakyti, šumerų teisė įkūnyta bazalto plokštėje imperijos svarbiausiose vietose. Įstatymai, kurie surašyti akmenį, taip lengvai nepakaitaliojami. Tai buvo gražu man. Ir štai mažytė tauta. Toliau turbūt atkreipėte dėmesį į olimpinių žaidynių atidarymą. Visada pirma žygioja Graikijos delegacija. Ypač gražiai jie atrodo žiemos olimpinėse žaidynėse. Keli sportininkučiai sustingę. Nieko jie tenai nebepasižymi ir nepretenduoja į medaliukus, o jų protėviai pelnė jam šlovę. Tokia, kad ir šiandien, Graikija. Išvados. Užtat dabar jau trupučiukas pamokymo. Užtat, kai norima mus kaip tautą tirpdyt, Rusija kitaip negali. Čia nuo carų laikų šitai vyksta. Virškinamos tos tautos labai gudriais metodais, dabar mes jų čia nepradėsim nagrinėti. Svarbiausia
galvokit, prieš jūsų kultūrą buvo ir bus užsimojama. Ir tai bus skatinama daryti jūsų pačių rankomis. Kiek vajų, kiek bangų prieš Nėrį, kiek bangų prieš Marcinkevičių. Tada nedainuokim dainų, taip galim barti Marcinkevičių, aha, jis priklausė komunistų partijai. Bet kadangi jis priklausė komunistų partijai, tai jam buvo lengviau rašyti tokius eilėraščius, kur kitus iš kitų nepriimdavo ir atmesdavo ir dar kai kur paskūsdavo. Tai tada nedainuokit tėvynė dainų ir artojų, už ką tu muši. Čia yra 80-mečio poemos, mažosios poemos 9 broliai ištrauka, ta daina. Kita daina, skambėjusi per visą sausio 13-ąją ir ilgai po to vis, simboliu tapus sausio 13-osios kaip laisvė. Marcinkevičiaus žodžiai, aš jau nepakeliu minčių apie tave. Nemasyties. Marcinkevičiaus. O spektakliai, trilogija, Mindaugas Mažvydas katedra. Tada publika buvo labai reikli ir neatsistodavo po kiekvieno spektaklio, net dažnai ir švelniai tariant vidutiniško. O buvo atvejais, pati buvo liudininkė po Marcinkevičiaus vieno iš spektaklių, turbūt tai buvo Mažvydas, labai gražiai visa publika atsistoja ir tiesiog ploja, jokių bravo, nieko daugiau, bet publika atsistojo. Publika buvo reikli, teatras buvo atsakingas ir visą tai dotavo valstybė. Kasgi globojo ir poeziją, kad buvo galima tom povandeninėmis srovėmis kalbėti. Kas išglobojo lietuvių kalbą 20-tomį žodyną, kurio tik pabaiga dabar nepriklausomybės laikais, o didžioji to dalis tomų padaryta sovietmečio. Lietuvių kalbos atlasas, milžiniškas veikalas kitas. Tokių veikalų ir didesnės tautos nebūtinai turi po tokį veikalą. Taigi mūsų lituanistai, turbūt vienintelė respublika Sovietų sąjungoje, kuri vidurinį mokslą turėjo ne 10, o 11 metų, buvo Lietuva. Kas apgynė? Turėjom kažką viršuje. Ir tas kažkas, ko gero, buvo net ir ne vienas, bet vienu iš jų buvo, tikriausiai būtų galima įvardinti Lionginą Šepetį. Nepulkit jo. Jo knyga, dar mokykloje mano skaityta, išleista 67 metais modernizmo metmenys, buvo visiškai kas kita, negu reikalavo oficialiai komunistų partijos suvažiavimai, vertinantis vienintelė tik tai meno kryptį, stilių ir kūrinius, socialistinį realizmą, kitaip tariant, vaizduokite tokią realybę, sukurkite tokią, kokios nėra, bet kokia pagal komunistų partiją turėtų būti. Tai va realybė. Kur realybė, kurie gimybė. Tai šitą knygą man padarė perversmą, labai kvalifikuotai parašyta, paskui pasidomėjau gerokai vėliau, kas jis buvo, tas žmogus, o jis pasirodo ir kultūros ministras, ir LKP sekretorius. Nereikia visko nubraukti, ne viskas buvo konformistiška. Neatiduokit savo kultūros, neatiduokit kalbos ir savo tautiškumo. Vėliava yra tik išorinis dalykas, jis matomas. O štai žvelgti nematomus dalykus visai būtų ir pravartu. Pavyzdžiui, dabar kas šokiruoja šią minutę, pasens visą tai, aš net nežinau, ar tai rašyti, sakyti. Kai koks jaunuolis, rodomas Maskvoje,
tą santrumpą SSSR ant marškinėlių, tai mes žinom, tai yra militarizuotas romantikas, kuris pasiryžęs eiti gyvendinti va šitą šūkį, jeigu jo reikės su ginklu rankoj, atkurti Sovietų sąjungą, tai yra atgal priglausti, vėl reokupuoti tas šalis, kurios yra aplinkui ir šalia Sovietų sąjungos, kurios jam prieinamos. Bet kai šitomis raidėmis Aliaskoj pasidabina vienas pačių aukščiausių sovietinių pareigūnų, po ilgiausio laiko priimamas Amerikos žemėje prezidentų, tai yra jau labai iškalbinga. Tai ne jaunuolio išdykavimai, tai yra valstybės siekis. Nepadėkit jam. Ir galvokit kaip. Kas galvoja, tas randa.